Taigi pirmoji mažutė trumputė praktika šiandien. Tai yra išeik į lauką, nesvarbu koks oras, pas mane tai šiandien labai fainas pavasariškas oras. Pažiūrėk į viršų ir bežiūrint į viršų, į dangų, giliai įkvėpk ir iškvėpk. Geriau turbūt atsistoti taip, kad saulė į akis nešviestų. Kartoju dar kartą. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Kartok tiek kartų, kiek reikia. Ir aš dabar nenorėčiau leistis į visą tą didįjį mokslą, kodėl tai veikia. Apie tai galima sužinoti daugiau ir apskritai apie visą pasąmonės ir sąmonės veiklą galima sužinoti daugiau jau nuo balandžio mėnesio prasidėsiančiame regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos kurse, apie kurį mes dar vėliau kalbėsime. Na, o šiandien pasakysiu tik tai tiek. Tai veikia todėl, kad dangaus spalva ir dangaus šviesa, netgi apsiniaukusio dangaus, jinai natūraliai padeda atsipalaiduoti ir pasigaminti laimės hormonams. O įkvėpimas užvertus galvą yra gilesnis, galima įkvėpti daugiau oro, todėl tai irgi padaro didesnį ir gilesnį darbą. Tai apskritai išsitiesus, atsitiesus, ištiesus pečius, iškėlus galvą, išsitiesia nugara, mes paaukštėjame, pailgėjame ir visas mūsų kūnas kalba protui apie tai, kad mes esame savim pasitikintis ir kad mes esame aukšti, išsitiesę, dideli ir stiprus. O tai yra labai stipri žinutė. Jeigu protas to patiki, atitinkamai pasiunčia žinutę kūnui atgal, jaustis geriau. Ir dabar aš jau girdžiu susirūpinusius balsus. Ta prasme, jeigu protas patikės, tai bus gera žinutė protui ir ten pasiūs kažką tai, kad kūnas jaustųsi geriau. O jeigu nepatikės, tai žinokit, jeigu dažniau tai kartoti, būtent su praktika, su kartojimu, protas patikės. Ir jūs patikėsit už tai, kad jau vieno pačio veiksmo, nuo pačio judesio, nuo įkvėpimo, iškvėpimo, jūs jau pasijaučiat geriau. Jūs jau atsitėsit ir pasidarot. Ne tik pasijaučiat, bet ir pasidarot iš tikrųjų didesni, aukštesni, stipresni. Na ir kadangi šiandien šita praktika buvo tokia labai mažutė, trumputė ir primityvutė, tai aš jums duosiu dar vieną. Ir šiandien pas mus viskas bus susijęs su kvėpavimu. Apskritai yra labai svarbu, kaip kvėpuojam, ar sąmoningai kvėpuojam, ar nesąmoningai, nes kvėpavimas yra gyvybė. Ir skirtingi kvėpavimo būdai gali suteikti skirtingų efektų ir skirtingų būsenų, skirtingų pakeitimų būsenai. Štai pavyzdžiui, jeigu užpuola labai stipri emocija, ypatingai tai gerai veikia su baime, su panikos, pykčio priepuoliais, kvėpavimas gilus, sąmoningas, lėtas ir išpučiant suspausti lūpas taip, kad jaustųsi pasipriešinimas. Galima suspausti plokščiai, šitaip, arba dūdele. Bet kuriuo atveju jaučiasi šiek tiek pasipriešinimo. Jeigu suspausiu lūpas dūdele, tada pasipriešinimas mažesnis. Jeigu plokščiai, tada didesnis. Ką tai daro? Kai mes jaučiam pyktį arba didelę baimę arba didelį nerimą, mūsų kūnas reikalauja veiksmo, nes šitos jausmas, šita emocija yra duota tam, kad apsiginti arba pabėgti arba kažkaip išspręsti kažkokį pavojų. Ir labai padeda kvėpavimas, kai yra pasipriešinimas, tada kūnas ir protas labiau patiki, kad kažką atlikom, nes buvo pasipriešinimas ir mes tą pasipriešinimą nugalėjom. Todėl gilus, lėtas, sąmoningas kvėpavimas su išpūtimu oro, jaučiant pasipriešinimą, labai gerai veikia tokiose situacijose. Mažytė demonstracija. Gilus įkvėpimas per nosį arba per burną, nebūtinai per nosį. Ir iškvėpimas su pasipriešinimu. Vėlgi, kuo lėtesnis ir ilgesnis. Kartoti tiek kartų, kiek jums reikia. Pabandykit, tikrai pasijausit geriau. Taigi šiandien tiek, susitiksime rytoj.